Ačiū, kad peržiūrėjot pirmą dalį, o dabar metas antrajai. Sėdama į automobilį ir iš AG Anapos lekiam beveik 200 kilometrų į vakarinę Kipro dalį, į garsųjį Avakas tarpeklį. Kol važiuojam, turiu žiūrovę klausimą ir tau. O kur tu ilsėjaisi Kipre? Gal turi savo mėgstamą vietą? Parašyk komentaruose. Įdomu, ką rinktumeisi tu? Mes asmeniškai čia jau antrą kartą. Pirmą sykį buvom apsistoję Pafuose. Visai kitoks Kipras, ramesnis, bet jei kalbėti apie paplūdimius, man asmeniškai jie smagesni Anapoje. O tau, kur labiau patinka, rytinė ar vakarinė Kipro pusė? Važiuodami Kipro keliais naudojamės Google Maps ir Waze programėlėmis. Tačiau jos ne visada mus nuvesdavo tiksliai ten, kur reikėjo. Avakas tarpeklį rasti taip pat nebuvo paprasta. Įprastai turistai ten vyksta džipų safariais. Taip dariau ir aš prieš 10 metų, bet šį kartą nusprendėm važiuoti patys automobiliu. Kaip žinia, nuomos bendrovės draudžia važinėti neasfaltuotais keliais, todėl šiek tiek nusidėjome. Truputį pavažiavome ir žvyrkeliu, kol pamatėme kelias kitas mašinas ir informacinį stendą. Ten ir prisiparkavome. Paklausėme tuo metu buvusių žmonių ir jie mums patarė toliau nevažiuoti, nes kelias buvo labai prastas. Taigi nerizikavome ir galiausiai tarpeklį pasiekėme pradėdami žygį iš priešingos pusės nei dauguma keliautojų. Dabar labai trumpai apie Avakas tarpeklį. Vieta Kipro vakarinėje dalyje netoli Vara bei Rakamas pusiasalio. Atstumas nuo Pafoso apie 18 km. Maršruto ilgis apie 2,5–3 km į vieną pusę, todėl visas žygis pirmyn atgal užtrunka apie 2 valandas. Aukščio skirtumas nedidelis, bet kelias akmenuotas ir siauras, todėl reikia tinkamos avalynės. Įėjimas nemokamas, be jokių vartų ar bilietų. Tarpeklis susiformavo iš klintinio uolienų sluoksnio, kuriuos tūkstančius metų formavo upės vanduo. Vietomis sienos pakilo net iki 30 metrų aukščio ir priartėja taip arti, kad dangų virš galvos matosi vos siauras ruoželis. Viduje jaučiasi vėsa ir drėgmė, todėl net karštą dieną čia malonu eiti. Tai viena įspūdingiausių gamtos vietų Kipre, primenanti miniatiūrinį kanjoną. Tarpeklyje gyvena laukinių ožkų, driežų, paukščių ir net varliagyvių. Auga unikalūs laukiniai figmedžiai, laukinės gėlės ir net vynuogyno atžalos, kurios siūbuoja palei sienas. Po lietaus tarpeklyje būna slidu ir pavojinga, geriausia eiti sausuoju metų laiku, nuo balandžio iki spalio. Patogūs batai būtinybė, nes vietomis reikia lipti per akmenis ir bristi per seklų vandenį. Vandens ir kepurės nepamiršk, ypač jei planuoji ilgesnį žygį.
Toliau iš Avakos tarpeklio pajudėjome link Edro 3 laivo ir garsiosios jūrų uolų Sea Caves vietovės. Atstumas jau netoks didelis, vos keli kilometrai, bet vaizdai čia tikrai verti sustojimo. Trumpai apie laivą. Edro 3 Kipro vakarinės pakrantės ikona, įstrigusi netoli Pietyje Pafoso rajone. Laivas užplaukė ant uolų 2011 m. gruodžio 8 d. per stiprią audrą. Jis gabeno krovinį iš Limo į Rodo salą, kai audra jį nunešė nuo kurso. Laive buvo 9 įgulos nariai. Visi saugiai išgabenti Kipro gelbėtojų ir Britų karinių pajėgų pagalba. Laivo ilgis apie 80 metrų, svoris apie 2500 tonų. Po incidento laivas buvo paliktas ant uolų, nes jo iškėlimas buvo per brangus ir sudėtingas, todėl dabar tapo populiariu traukos objektu ir foto vieta. Įdomu tai, kad laivas vis dar stovi beveik vertikaliai, o iš kai kurių kampų atrodo tarsi ką tik sustojęs plaukti. Saulėlydžio metu ši vieta viena gražiausių visame Kipre. Kitą dieną iš pat ryto išlėkėme link Trodos kalnų. Atvykome į Kaledoniją Trail. Čia jau Trodos kalnuose ir gerokai šalčiau. Tai vat bandysim praeiti ir parodyti jum. Kaledonija Trail tai vienas gražiausių ir žinomiausių žygių Kipre. Dauguma keliautojų šį taką pradeda nuo Psilo Denro aikštelės Platreso miestelyje. Tačiau mes, kaip ir visos šios kelionės metu, viską darėme šiek tiek kitaip. Savo žygį pradėjome nuo viršutinės trasos dalies netoli Trodo aikštelės. Ten, kur prasideda senasis kelias. Iš čia takas leidžiasi žemyn per žaliuojantį kalnų mišką, vingiuoja palei upelį ir veda link įspūdingo Kaledonija krioklio, vieno aukščiausių ir gražiausių krioklių Kipre. Takas nėra labai sunkus, bet reikalauja ištvermės, ypač grįžtant atgal, kai per visą kelią tenka kopti į viršų. Visa trasa siekia apie 3 km vienu keliu, apie 6 km į abi pusės, o aukščių skirtumas daugiau nei 200 metrų. Tai vieta, kur galima pabėgti nuo pajūrio karščio ir įkvėpti kalnų oro, pasimėgauti gamtos garsais nuo tekančio vandens iki paukščių čiulbėjimo. Toliau planuose buvo Artemis žygio takas. Deja, oro sąlygos neleido mums jo tęsti, todėl pasukome link Kikos vienuolyno.
vėjo nesigirdės, bet tikriausiai ir išgirsit, atvykom į Kikos vienuolyną. Kikos vienuolynas vienas garsiausių ir turtingiausių Kipre. Įsikūręs Trodos kalnuose apie 1318 metrų aukštyje. Jis stebina savo senove ir ramybe. Vienuolyną įkūrė Bizantijos imperatorius Aleksejus I Komninas XI–XII amžiaus sandūroje, o jame saugoma garsioji mergelės Marijos ikona, kuri pasak legendos turi stebuklingų galių. Svarbu žinoti, kad pats vienuolynas nemokamai atviras lankytojams, tačiau viduje veikia mokamas muziejus, kuriame galima pamatyti senovinius liturginius daiktus, eksponatus ir istorinius dokumentus. Be to, aplink esantis kalnų vaizdai suteikia ypatingos ramybės ir puikiai tinka nuotraukoms bei drono kadrams. Atvykome į Larnakos promenadą. Šalia ir pilis, ir matosi, kaip lėktuvai leidžiasi. Pasakojama, kad kadaise katės padėjo išgelbėti salą nuo nuodingų gyvačių, jas sumedžiodamos. Kipre galima rasti tikrai daug vietų, kur skaniai pavalgyti ir pasimėgauti vietos virtuvę. Atvykome į Ocean Basket ir nemokamai ragaujame užkaldukus. Deja, kaip viskas turi pradžią, taip turi ir pabaigą, taip ir mūsų kelionė. O tavęs, jei patiko turinys, prašau paspausk patinka ir prenumeruok mūsų kanalo turinį. Ačiū.